atstatysiu pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų. Seksistinis, animalistinis eilėraštis. Vyrai žalčiai, moterys gyvatės. Vyrai avinai, moterys avys. Vyrai paršai, moterys kiaulės. Vyrai jaučiai, moterys karvės. Moterys ožkos, vyrai ožiai. Moterys vištos, vyrai gaidžiai. Vyrai šuvos, moterys kalės. Vyrai pacanai, moterys pelės. Bet moterys ir vyrai vieni kitiem kūdikiai. Baby, 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 baby. Jis žmogus, ji vis tiek žmogus. Vyrai būna ir lepšiai, moterys uogos daržovės. Moterys fatališkos, vyrai tik fališki. Moterys paslaptingos, vyrai tik aptingę. Moterys angelai, tik kartais angelės. Vyrai velniai ir tik kartais elniai. Atkreipkite dėmesį į žodžių lytis. Vyro krūtinė, moters papai. Kur vyro barzda, ten moters vėlgi papai. Vyro trumpikės, moters apatiniai. Vyras iš dulkių, moteris iš šonkaulio. O kur dar vyriškos moterys ir moteriški vyrai? Kaip matome, negali būti nei vien moteriška, nei vien vyriška giminė.